Labas rytas, žvejai. Aš ir vėl su spiningu rankose. Tik, aišku, šį kartą ne upėtakiai. Vėl bandysiu išeiti. Reikės truputėlį prasilaužyti su valtimi į vagelę. Plaukiuosi, pamėtysiu, pažiūrėsiu lydekaičio, nes toj pasibaigsiu. Ne kažin kas ir lieka. Šiaip visur užšalę. Viską galima buvo, aišku, upėtakių važiuoti, gal nors ant merkio lydeko. Nu, bet man žymiai smagiau iš valties. Tai va tuo ir pabandysim, pažiūrėsim. Aišku, daug užšalę, trumpa atkarpa yra neužstatyta. Nu, bet kitą kartą gal užteks ir trumpos atkarpos, kad vieną kitą lydekaitę pagavus. Susitiksime ant vandenio. Na ką, prasilaužime. Bandysime išplaukti. Pasiduosim biškelį valtį. Gerai palaužo. Nu ką. Išėjom į atvirus vandenis. O gulbiau, ančių, kas čia jau. Kur nepažiūrėsi, krūvos. Matyt, visi ežerėliai sustatyta, likę mažą properšą. Tokia. Nu va, pirma yra lydekaitė. Ne veltui. O, ir normali, da. Ir normali, gali tikrai. O, dėlių. Tokia va, tikrai būtų galima paimti. Gražuolė. Plaukia. Toliau auga. Na va, galima bent kada. Va kažkur radai atviro vandens, jau skaitau žvybą pasisekusią. Aišku, nedidžiulė atkarpa pamėtymai. Vėl ledukas formuojasi. Neša va ižą ploną. Užkiba. Normalios lydekaitės. Nu va. Faktiškai dar nedaug ir žuvauna. Aišku, nelabai kur čia turėsiu ir plaukiat. Bet va, antra lydekaitė. Ir šitą čia dar centimetrą didesnė nei ta. O, kaip agresyviai. O, dėlėm visos aplipę. Na va. Dar viena lydekaitė. Va, masaliukų prisikiliojęs. Bandau. Nėra va taip, kad vieną užsidėjau ir drožčiau, bet kol kas abidvi pagavau ant to pačio. Nu ką galima skaityti, jau žvejyba užskaityta.
žvejyba užskaityta. Ką? Va, tokia dėlinė. Nuplaukda. Galima nusiplauti rankas. Tuoj neliks čia man kurias žuvaut, nes ten toliau ledas. Plotelis va tokias va čia buvo. Nu, bet vis tik. Jau jeigu daugiau ir nepagausiu, jau skaitau 2 pagauta. Normalu. Ką, 25 metų pirma su spininga lydekinė žvejyba. Lydekų gaudymas. Šis jau lydekų gan senai buvau ešeriais užsikrėtęs, tai visą ešerius pragaudžiau. Trečia. Nu, visai smagiai einasi. Visai smagiai. Prašiau trumpą atkarpėlę. Aišku, dar toks oras netimas, bet visos tokios daugmaž kaip sukarptos. Gal šitą čiut mažesnė, kokiais 2 centimetrais. Bet 50-inės. Tikrai. Nu va, ir kiekviena ta pirma, aišku, daugiausiai dėlių turėjo, bet visos dėlėm pasipuošusios. Ką, 3 skabimai, 3 žuvys, bet va tuo ir baigsiu, va jau mašina matosi. Nu va, žvejyba tokia, stumi ledą ir kol kas tie pačios 3 lydekos, kaip sakau, 3 kibimai, 3 lydekos, 100% realizavimas. Aišku, čia nelabai taip tikiu ledas, stumant, kad kažką pagausiu. Pietukis žadėtas prasideda. Tai gal aplenkti tą ledą pabandyti. Čiausiai visos gali būti žuveliai sulindę po ledu, jau išėję. Pabiškai paplauksiu, pažiūrėsiu. Nežinau, gal grįšiu atgal ten, kur gaudžiau. Arba gal nulėksiu dar valandų upėtakių kokių pažiūrėti. Kaip lenkštas ledas. Saulutė šviečia, lietutis lyja. Tokia įdomi žvejyba tarp ledų. Aišku, tarp ledų negavau nei vieno kibimo. Vis tik matyt, valtis pasiliečia ir vėl kas metus tos lydekos sulindę. Ten, kur daugiau atviro vandens, ten ir gavau kibimo. Dar nuplauksiu kartelį tą atkarpėlę permesiu, gal
dar vieną kitą masuliuką pakeisiu. Ne, tai ir ką, namo. Ir taip visai normaliai šitą žvejybą. Na, kiek šiukšlių prinešta. Ar viena užkiba. Ketvirta. Iš pradžių stuktelio pagalvojau, kad žolė taip įdomiai, po to dasivijo daryja. Irgi dėliai maplėpas, jau atsiryja. Šitą stambiausia. Ten pagautu. Nu, bet 100% kol kas. 4 kibimai. 4 žuvys. Nu, plaukiam. O, kadėlėm pats aplipau visas. Va, ir smagu. Aišku, plotelis ne per didžiausias, kur žuvau čia galima. Bet va, pabiškit ten. Šiek atsišaukia kažkas tai. Sakoma, ir bent kokioj situacijai galima rasti, kur pažuvaut. Kažką pagaudyt. Dar viena. Bet visos kaip sukirptos, tokios labai panašios. Va, kaip pūgžlys. Prieš tai buvau kitą maslą užsidėjęs, pamėčiau. Vėl nebuvo nei kibimo, užsidėjau. Taip, 5. 5 žuveliokas. Iš 5 kibimų 5. 100% kol kas. Pradėjo lyt, varysiu namo. Nėra čia ko tirpintis. Nu ką, žvybą baigiau. Atviro vandens radau. Žuvys kimba, aišku, atviro vandenio nedaug. Tai plaukiau vis po tą mažą plotelį tokį. Pagavau 5 lydekas, 5 kibimai ir buvo. Nei vieno tuščio. Taip, labai ilgai nežuvavau, nes va, lyt pradėjo, ploščių pasiėmęs, bet vis tiek nemalonu tokiu oru. Per lietų sėdėti valtį, nei rankos užgrubę, nei masalų pakeiteliot, nei ką tokia. Tai ir baigsiu žvejybą, nes užteko kibimų ir taip.